kada viena po kitos mirtis ir Alma Adamkienė, ir daugiau ten žinomų žmonių vienas po kito mirė, žurnalistas jaunas pasitraukė iš gyvenimo. Ir greta va tokie dar ir skandalai, tokie lyg tai atrodytų kažkas su juos traukia iš archyvų ir vėl mėto. Kurija staiga aiškinasi dėl įtariamo pedofilo savo kunigo ir mes turime prokurorą, kuris pasitraukė, irgi su panašiais kaltinimais. Ir aišku, yra daromos prielaidas, žiūrėkit, eina partnerystė, šitagi bažnyčiai aišku stos piestų ir sakys, kad ne, ir tada jiems čia kaip paruoštukas. Čia prielaidų gali būti visokių, nors antra vertus, tai šitom dienom ir tas asmuo, kuris ten, neva prie kurio buvo priekabiaujama, buvo nuteistas dėl vagystės ir įsiteisėjo matyt nuosprendis. Tai aš manau, kad greičiausiai tas galėjo paskatinti tą vaikiną pradėti į žiniasklaidą, pasibaigė byla, tu jau turi dokumentus, jau tavęs negali apkaltinti niekas kažkokiu šmeižtu, tu turi teismo nuosprendį. Tai aš spėčiau, kad tas tapo katalizatorium, už kurio užkliuvo viskas. Tai iš vienos pusės tikrai labai kurioziškai atrodė Kurijos aiškinimas, kad mes nieko nežinojom, kada prokuratūra sakė, taigi pas jūs buvo darytos kratos, ir jūsų teisininkai dalyvavo. Išeitų kaip ir žinojo kažkas Kurijoje, kad ten kunigas disponuoja pornografiją, nes jisai dėl to buvo, ne dėl pedofilijos, vėliau teisme nuteistas, bet dėl disponavimo pornografiją. Tai čia Matas Maldeikis irgi galėtų, jisaigi sudalyvavo pornografiniam fronte, kada mes Eurovizijoje dalyvavom praeitą kartą. Tai Matas Maldeikis daug ko, jisai, aš manau, dabar džiaugiasi pakeltais Seimo narių atlyginimais ir jau daugiau nesakys, kad neišgyvena ir sunku valgyti. Ir kitas dalykas, tai be abejo, lygiagrečiai buvo išviešintas tas tikrai, šokiruojantis įrašas, kuomet prokuroras prie žmogaus, kurio valstybinį kaltinimą atžvilgiu jisai palaiko, galim sakyti, bando galimai priekabiauti vėlgi. Ja. Ir ką mums tai sako, nes ta pati šviesuomenė, kaip ten Ričardas Čekutis jos vadina, sako, skaidruomenė, jinai visai neseniai mums kalė į galvą, kad jokios pedofilijos Lietuvoje nėra ir kad visi, kurie čia šneka šitos dalykus, tai yra patys kažkokie tai skleidžia gandus ir kelia sumaištį valstybėje. Ir yra, matyti, inspiruoti, Rusijos spec tarnybų. Matot, Rūta, pedofilija yra, jinai visame pasaulyje yra vienokiu ir kitokiu mastu. Mūsų problema, aš manau, yra daugiau ta, kad mes stengiamės apie ją nekalbėti dėl daugelio priežasčių. Pavyzdžiui, dėl to, kad yra labai griežta asmens duomenų apsauga ir žurnalistams paskelbti pedofilo vardo pavardės, tampa problema. Aš tą girdėjau ne iš vieno žiniasklaidos atstovo, kad jie tikrai rizikuoja turėdami duomenis, kad, bus apskųsti dėl asmens duomenų išviešinimo. Nieko savo. Tai yra tam tikros baimės. Kitos vėlgi atsiranda kiti dalykai, kurie vėlgi lemia tą tam tikrą tylėjimą, tai natūralu, kad yra aukų apsauga, nes labai dažnai, kada tu išviešini pedofilą arba įtariamą pedofiliją, tu rizikuoji išviešinti ir aukos. Tai, kas yra nukentėję, tai yra aukos. Tai natūralu, kad tokiu atveju saugant aukas, dažnai ta informacija vėlgi negali pasklisti, nes aukos gali būti identifikuojamas ir be abejo, kad tiems vaikams, ypač jeigu tai yra mažamečiai, tikrai yra didžiulė trauma. Tai šiuo atveju mes turim tą vaikiną, kuris jau būdamas pilnamečiu, pats išviešina informaciją apie save ir mes tos bėdos dėl tylėjimo, ne dėl asmens duomenų apsaugos neturim. Kitas dalykas, vėlgi, gana dažnai, aš manau, ir vaikų tėvai tą informaciją prilaiko. Tas yra natūralu, netgi nesikreipdami į teisėsaugą. Nes šeima natūraliai, kad įsivertina, ar galės įrodyti, įsiklampini į gana sudėtingą teisminį ginčą, jeigu iki teismo daeina.
Ir kas traumuoja vaiką, kas tau gali grėsti vėlgi papildomo viešumo. Tai dėl šitos priežasties aš manau, tiesiog suprantant, kad tarsi kažkokia yra socialinė gėda, viešumo nesinori, dalis pedofilijos atvejų dėja, bet jie lieka nepranešti. Bet žiūrėkit, kalbant apie šitą dalyką, čia jau yra teisėsaugos ir teisėkūros galbūt reikalas, nes kolonijų istorija neištirta ir ten taškų sudėti, nežinau, kažkada tai gal ir pavyks. Rankraščiai nedega. Gal galų gale kažkaip tai išaiškės, kas ir kaip ten buvo iš tikrųjų. Bet štai mes turim neištirtą istoriją, yra žmonės iki šiol pasidalinę stovyklomis, kas už ką. Ir kai ir ten buvo kalbama iš tikrųjų, kad tai yra organizuota veikla. Kad šitos grupės žmonių, jie organizuojasi, jie galų gale, tarpusavį vaikais yra prekiaujama ir iš Lietuvos, ir kai tu pasikalbi su policijos pareigūnais, kurie prekybą žmonėmis tyrinėja ir gaudo tos banditus, kurie vaikus pardavinėja ir vaikus, ir paneles iš įvairių veža į viešnamius ir taip toliau, ir labai jaunas veža, labai jaunas suvilioja ten ir dingsta tie vaikai ir berniukai ir mergaitės. Bet kaip organizuotos veiklos tyrimų mes negirdim. Visi, įskaitant pačius nuteistus, jie kalba, kad jie nėra pavieniai. Čia kaip kontrabanda, kai tu pas mus vieną kitą sugauna, bet iš to viso lauko... Matot, Rūta, nėra taip lengva bendrai pedofiliją tirti, nes dažniausiai tas įrodinėjimas remiasi nepilnamečio pasakojimu ir tikrai būna kartais, kad vaikai ir parodymus keičia ir paskui vertinama jų psichologinė branda ir daug dalykų, kur tikrai nusikaltimas nėra lengvai įrodomas. Kitas dalykas, vėlgi, jeigu yra kažkokie ryšiai, tai dažniausiai tokius ryšius pedofilai slepia kur kas daugiau negu kad, tarkime, prekiaujantis narkotikais ar nelegaliai vežantis ginklais, suprantant, koks nusikaltimas yra visuomenėje ir kaip visuomenė vertina. Tai to slėpimo yra tikrai labai nemažai. Ir, mes bent jau kiek aš atsimenu iš, tarkime, žiūrint į Pabaltiją, tai turėjome tik Latvijoje vienintelį atvejį, kur buvo didžiulis skandalas vedęs iki teisingumo ministro, iki premjero berods dar pasitraukimo, kuomet aukščiausiuose valstybės sluoksniuose buvo įtarta pedofilija, bet primenu, kad tas tyrimas taip pat baigėsi niekuo, žmonės atsistatydino. Bet apkaltinamųjų nuosprendžių ten liktai nebuvo. Mes turim lygiai taip pat ir Bartosevičių, kuris dingo dabar iš eterio bet kokio. Taip. Ir matyt, kad vaikšto, taip spėkim, į apklaustas ir greičiausiai vyksta vėlgi visos ekspertizės, kurios turėtų vykti, nes prokuratūra buvo kalbėjusi, kad vasaros viduryje greičiausiai atiduos teismui. Tai žiūrėsim, kaip jiems pavyks. Ir kada tos ekspertizės pasibaigs, bet šita byla dar laukia. Ką Bartosevičiaus bei atvejis rodo, kad vėlgi, jeigu kažkas yra linkęs įsivaizduoti pedofilą kaip apšepusi, murziną, netvarkingą, kuris ten slepiasi kažkur pakrūmėje, tai taip nėra. Tai yra žmonės, kurie vėlgi priklauso elitiniam sluoksniui. Tai nepamirškime, kad tokiais atvejais ir įtarti yra kur kas sudėtingiau. Šitoj vietoj. O tai čia galėjo būti dar vienas pretekstas, žinant, kad ta byla atkeliaus į teismą vidury vasaros, čia dar vienas pretekstas konservatoriams tepti slides. Visko gali būti, mesgi nežinom to bylos turinio, nežinom, kas dar nustatyta yra ir kaip yra vertinama, nes be abejo, kad pedofilijos byla, kuomet skambės Bartosevičius, natūralu, kad skambės ir Tėvynės sąjunga lygiai grečiai ir ta pati Šimonytė, nes jisai buvo tam tikras jos rinkimų kampanijos ir veidas, savanoris, jisai tikrai kaip savanoris šmėžavo daug. Tai matyti ir tas dalykas bendram kontekste yra įvertinamas, kad iki 24 metų gali turėti teisminį procesą, o teisminis procesas jisai yra, kad ir kaip būtų saugomas nepilnametis, jis yra kur kas viešesnis ir kur kas labiau
imlus informacijos nutekėjimui. Tai be abejo, kad gali būti ir tas dalykas vertinamas, aš neatmetu, bet manyčiau, kad konservatoriai pirmų punktų tai labiausiai vertina ekonominę situaciją ir grėsmę nusimušti reitingus per tai.